15 ratą. 14 pilnų jis jau įvykė ir dabar jam lieka prieš paskutinis ir paskutinis. Ir 14 ratas, beje, tokiu pat tempo minutė, 11,6. Na, o čia kova dėl žemesnių pozicijų. Donatas Sivickis sugebėjo atitrūkti. 2 sekundėm atitrūko nuo Kristijano Seppos. O Kristijaną, jauniausią varžybų dalyvį, iš Estijos spaudžia Mariušas Kondratovičius, 40 numeris. Jis pralaimi vos 30. Taigi kova dėl 3 vietos bendroje rikiuotėje ir kova dėl lyderio pozicijų Superstock klasėje. Būtent ši nominacija kol kas neaiški, nes Superbaikuose čia kaip ir be jokių diskusijų. Dainis Linkis iš Latvijos nepavys Pavelo Žuralskio, kuris užtikrintai važiuoja 3. O Šarūnas Pladas užtikrintai važiuoja 1 ir liks jam netrukus vienintelis paskutinis distancijos ratas. Paskutinį ratą važiuoja Šarūnas Pladas. Dar keletas posūkių. Minutė 11,5 sekundės 15 rate. Ir Šarūnas Pladas pirmasis netrukus išvys languotą finišo vėliavą. Vietos nuo 8 į apačią bus atsilikusios daugiau negu ratų. Taigi 3 varžovus ratu aplenkė Šarūnas Pladas. Tai Danas Putra, Edgaras Ušakovas ir Pavelas Teska, kuriam, kaip matėme, nepavyko pačiame pirmame rate. Jis įsivėlė į tą incidentą, išvažiavo asfalto ant žvyro ir prarado tikrai daug brangaus laiko. Šarūnas Pladas artėja link finišo ir dar vienos savo pergalės. Taigi finišuoja nugalėtojas. Naujas Nemuno žiedo rekordininkas, galima dar sykį pakartoti. Tiesa, dabar jam nepavyko pagerinti rezultato, bet štai ant užpakalinio rato važiuoja Šarūnas Pladas milžinišku greičiu, ilgiausioje Nemuno žiedo tiesiojoje. Dabar klausimas, kasgi bus antras. Donatas Sivickis, ko gero. Taip pat teisėjai mojuoja finišo vėliava. Kristijanas Seppa ir Mariušas Kondratovičius, kovojantys dėl 3 vietos bendroje įskaitoje ir dėl 1 vietos Superstock klasėje. Štai dar matome parvažiuojančius dalyvius. Šarūnas Pladas įveikiantis trasą mojuoja tribūnos ir šalia trasos esantiems motociklų sporto gerbėjams. Dolce Credit LT taurės lenktynės artėja link pabaigos. Lieka, ko gero, paskutiniai karšti įspūdžiai. Tikėsime, kad Šarūną Pladą mums pavyks pakalbinti ir pažiūrėsime galutinę rezultatų suvestinę, kasgi kurią vietą užima tiek Superbaikų klasėje, tiek Superstock klasės įskaitoje. Na, o čia Šarūnas Pladas, kaip minėjau, 31 metai šiam sportininkui. Turinti savo biografijoje tikrai daug įvairių titulų. Daugkartinis Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltijos šalių, Rytų Europos. Anksčiau vykdavo tokios varžybos, Rytų Europos varžybų čempionas. Šarūnas Pladas atvažiuoja į uždarą parką ir netrukus, kiekvienas mums pavyks jį pašnekinti. 1 vieta. Šarūnas Pladas tampa Superbike klasės nugalėtoju. Ir galbūt sužinosime, kaipgi jis pats vertina savo štai šį pasirodymą ir ką tik pasibaigusio važiavimo rezultatus. 17 numeris tai Dainis Linkis, sportininkas iš Latvijos. Matome ir jį savo ekranuose. Na ir tikrai atkakli kova vyko dėl žemesnių vietų. Vertas pagarbos ir Donatas Sivickis, ir jauniausias varžovas Kristijanas Seppa iš Estijos. Na, o čia jūsų ekranuose Šarūnas Pladas. Šarūnai, sveikinu. Jums šiandien matomai labai sėkminga diena. Ačiū, tikrai sėkminga. Sakykit, kaip sekėsi? Gerai sekėsi, pirmas atvažiavau. Džiaugiuosi rezultatą. Jokių konkurentų matėm nežiūrėjot, iš karto labai atsiplėšėte toli. Nu, atgal nežiūrėjau, nežinau, kiek atsiliko konkurentai. Ačiū labai, linkiu sėkmės tolimesniam. Ačiū. Na, Šarūnas Pladas šiandien pasiekęs trasos rekordą minėjo, kad motociklas tikrai ne pirmos jaunystės, ne pats geriausias. Štai prisiminkime šiandieninį varžybų startą.
Prisiminkime, kaip Šarūnas Pladas štai dalyvavo šiuose lenktynėse, o pats Šarūnas minėjo, kad tiesiog šiemet buvo daugiau varžybų, daugiau treniruočių ir visą tai lėmė, kad šiandien Nemuno žiedėjais buvo, be abejo, greičiausias vieną, bet sugebėjo ir beveik sekundę, 0,8 pagerinti buvusi savo trasos rekordą. Dabar jis lygus minutį 10 ir 159 tūkstantosiam sekundės dalim. Kągi, finišuoja ir visi kiti šios klasės varžybų prizininkai. Šarūnas Pladas nusiima šalmą. Aišku, jeigu būtų lyjęs lietus, galima vėl laukti, kad galbūt būtų buvę papildomų intrigų, bet kol kas yra taip, kaip yra. Gamta buvo mielaširdinga greičiausios klasės sportininkams. Na, galima prisiminti, kaipgi gražiausius momentus iš šio Superbike klasės finalinio važiavimo. Aš prizininkų, žinokit, nežinau, 44 mačiau, bet nes dingo mano visi šitie. Štai čia tas incidentas, kai parkrito Ūgis Apsi jau pačiame pirmame rate, o Pavelas Teska sugebėjo atsistoti ir pratęsti kovą. Na, čia Šarūnas Pladas, favoritas, lyderis ir lenktynininkas numeris 1, galima drąsiai sakyti, nors Šarūnas Pladas turi 3 numerį ant savo Suzuki motociklo. Na kągi, paskutinės sezono lenktynės Kačerginės Nemuno žiede. Čia buvo kovojama dėl Dolce Credit LT taurių ir antrą vietą užėmęs, ko gero, tai būtų Donatas Savickis. Važiavote antras, kaip sekės? Neblogai antra vieta, tai man labai nudžiugino iš tikrųjų, nes tikėjau. O nenorėjote aplenkti Šarūno? Visi nori aplenkti, bet nelabai išeina iš tikrųjų. Per jauni dar. Ar per jauni, ar trūksta technikos? Truputį technikos, truputį patirties. Nu, visko trūks, aišku, čia jau senas vilkas toj trasoj, tai čia daug metų reiks varti, kol jie aplenk, man atrodo dar. O kaip sekėsi pabėgti nuo 3. vietos? Nežinau, nemačiau jo iš tikro, kuris buvo. Žinau tik, kad buvo vienu metu pralenkęs, nes aš ten susimaišiau su vėliam, galvau, reikia numesti greitį. Bet po to vėl jį atgal aplenkiau ir normaliai važiavau daugiau. Ačiū labai, linkiu sėkmės toliau. Ačiū jums. Tai buvo Donatas Savickis, jis nepabijojo 13 numerio ir šis numeris jam šiandien tikrai buvo laimingas. Jis užėmė 2 vietą bendroje įskaitoje, atsilikęs tik nuo Šarūno Plado ir panašu, kad nugalėjo Super Stock klasėje. Taigi lietuviai komandinį įskaitoje tikrai turėtų būti lyderiai. Kągi, na, TV1 televizijos žiūrovai šį, ko gero, karštą, iš dalies lietingą, bet emocingą sekmadienį praleidę su greičiausiais motociklininkais. Kviečiu jūs toliau žiūrėti kitas laidas. Nuo Nemuno žiedo žiūrovams mes kol kas pristatysime greičiausius lenktynininkus ir apdovanosime Superbike klasės prizininkus. Super Stock klasėje 3 vietą užima Tomaš Čiževski, Lenkija. Antroje vietoje Mariuš Kondratovič, Super Stock klasė. Ir nugalėtojų tampa Kristijan Seppa, Estija. Na ir dabar lieka patys greičiausi Superbaikai, 3. Leiskim pasidžiaugti svečiam, pasilaistyti šampanu. Taigi, Kristijan, Mariuš ir Tomaš, 3 prizininkai Super Stock klasėje.
Ir Superbike klasės prizininkai. Na, jeigu aš teisingai įsivaizduoju, tai trečioje vietoje turėtų būti Pavel Žuralski. Antroji vieta. Na, žmogus, tikėkime, kuris mes iššūkį dar Šarūnui Pladui. Donatas Ivickis. Didžiausi sveikinimai Donatui. 13 numeris.